raudonos vėliavos per pirmus pasimatymus. Taigi, jeigu vyras nenori sumokėti per pirmą pasimatymą, tai yra raudona vėliava. Bėkit nuo tokio vyro. Juokauju. Šitam video pakalbėsim apie skirtingas raudonas vėliavas ir manipulacijas per pirmus pasimatymus. Tai tinka ir vyrams, ir moterims, todėl žiūrėkit visi. Aš, žinoma, kalbėsiu iš moters pusės, bet visi šitie patarimai bus pritaikomi visiems. O jūs kol kas parašykit komentaruose, ar jums atrodo, kad vyras turi mokėti už pirmą pasimatymą, ar kiekvienas už save, o gal netgi moteris turi mokėti už pirmą pasimatymą. Taigi visiems, hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su Talku. Pirmas dalykas, kuris yra didžiulė raudona vėliava, į kurią aš būtinai pasiūlyčiau atkreipti dėmesį ir vyrams, ir moterims, tai yra neužbaigti santykiai. Pavyzdžiui, labai dažnas dalykas, aš esu vedęs, bet mes jau beveik išsiskyrėm. Arba aš esu vedęs, bet gyvenam vien dėl vaikų. Tai yra didžiausios manipulacijos, tai yra tikrai raudona vėliava ir jokiais būdais neįsivelkit į jokį meilės trikampį. Jeigu vyras yra nelaisvas, jis yra nelaisvas. Greičiausiai jis su savo tą žmoną nesiruošia skirtis, jam tiesiog galbūt kažko šiuo metu trūksta, arba pas juos yra santykių krizė ir jis tiesiog ieško kažkokios pramogos be įsipareigojimų ir netapkit tą pramogą. Tas pats ir vyrams, bet iš moteriškos pusės tiesiog yra tas dalykas, kad moteris labai dažnai sutinka tapti, galima sakyti, meilužę, nes jinai tiki, kad jisgi sakė, kad jisai skiriasi, bet iš tikrųjų tai tęsiasi metai, 2 ir paskui ten pasirodo, kad jis nenori skirtis dėl vaiko, nes vaikas dar mažiukas, o paskui jau matosi, kad jo žmona laukiasi ir antro. Todėl, žodžiu, neįsivelkite tokius dalykus, tai yra didžiulis tiesiog red flag, raudona vėliava. Jeigu vyras iš tikrųjų ruošiasi skirtis, pavyzdžiui, susipažinot su vyru ir jisai sako, aš šiuo metu, tarkim, skyrybų procese su savo žmona ir ruošiuosi skirtis, tai greičiausiai tai bus iškart matyti. Jis gyvens jo atskirai ir bet kada galės pakviesti jūs pas save svečius dėl to, kad jau gyvens vienas. Greičiausiai ten jau nebus taip, kad mes vis dar gyvenam kartu, bet jau miegam skirtingose kambariuose. Nebus viso šito bullshito. Jeigu jūs girdite kažką tokio, kad aš jau beveik išsiskyriau, bet beveik nesiskaito, galima tiesiog pasakyti tokiam vyrui, kad klausyk, man tokie kažkokie meilės trikampiai nėra įdomus, kai pas tave viskas jau pasibaigs, oficialiai pasibaigs, tu žinai, kaip mane rast, o kol kas tada man tiesiog nerašyk, neskambink ir visą kitą. O jūs tuo tarpu nelaukit, o tiesiog toliau gyvenkit savo gyvenimą dėl to, kad vaikščiokite pasimatymus, susitikinėkite su tais žmonėmis, dėl to, kad tikimybė, kad jis iš tikrųjų meluoja, yra labai didelė. O jeigu vyras iš tikrųjų nemeluoja ir iš tikrųjų taip atsitiko, kad jo šeima išyro ir jisai skiriasi, tai greičiausiai tai labai greitai pasibaigs ir jeigu jūs jam iš tikrųjų patikot, jis tikrai jūs suras ir tikrai su jumis susieks, kai jau pas jį bus viskas baigta. Kol pas jį dar nebaigta, no. Kitas dalykas yra, kai žmogus nesupranta ne. Tai irgi tinka ir vyrams, ir moterims. Mes jau truputį kalbėjom apie tai mano prieš tai buvusiam video, aš jį čia priseksiu. Apie tai, kad mūsų kultūroje labai priimta, kad moteris jinai nori jaustis užkariauta, kad jis manęs siekia, jis manęs labai norėjo ir visa kita, ir pridėjo labai daug pastangų. Ir kai tu pasakai ne vieną kartą, gerai, antrą kartą, dažniausiai žmogus su sveika psichika, jis tai supras kaip ne. Nebus jam tokio dalyko, kad moteriškas ne reiškia taip, ne, moteriškas ne irgi ne. Toks žmogus dažniausiai supras tai kaip ne ir nustos prie tavęs lyst, o jeigu žmogus toliau rašo, ne tik, kad rašyti tai gerai, bet jeigu jis tavęs persekioja, jeigu jis sužino, kur tu dirbi ir ateina pas tave į darbą, mūsų moteriško kultūroje tai atrodo labai, jis toks romantiškas, kaip 50 Shades of Grey, kai jis ją randa ir ateina pas ją į darbą, bet tai yra stalkingas, tai nėra nieko romantiško ir aš labai atkreipčiau dėmesį merginos ypač, ir tai vaikinams irgi gali tai pasitaikyti, nes tarp moterų irgi yra psichopačių ir stalkerių, kurios paskui tiesiog grasina su savim kažką pasidaryti, jeigu tu su ją nesusitiksi ar dar kažką, tai irgi atskira istorija, bet iš moters pusės merginos, jeigu jūs matot, kad jūs kažkaip įtartinai labai bando pasiekti, tai aišku yra tikimybė, kad tai bus kažkokia jūsų meilės istorija ir tai bus romantiškas toks dalykas, kad aš jam 20 kartų pasakiau ne, o jis vis tiek mane kvietė į pasimatymą, gali būt, bet jūs į šitą momentą atkreipkite dėmesio, nes tai labai dažnai būna tokio manipuliatoriaus ir žmogaus valdingo požymis, kuris maždaug išgirdo ne vieną kartą, bet jisai vis tiek
norėjo ir siekė ir kvietė į pasimatymus ir ieškojo susitikimų, galbūt ateidavo ten, kur jūs mokotės, arba ateidavo prie jūsų namų, laukdavo ir taip toliau. Čia galbūt jis tiesiog romantikas ir tikėkime, kad jis tiesiog romantikas. Tai gali būti požymis, kad žmogus tiesiog truputį neadekvatus, nes realiai, jeigu mes pagalvojame apie psichiškai sveiką žmogų, kuris 2 kartus išgirdo, kad klausyk, ne, aš nenoriu su tavim bendrauti, gal jis ten parašys, gal jis ten kažkokį, nežinau, tam reels atsiųs, kad tave prajuokinti ar dar kažką, bet jisai tavęs nepersekios ir neieškos su tavim taip dirbtinai, kuo daugiau progų susitikti. Kreipkite tai dėmesį. Kitas red flag, tai kai kalba apie savo buvusią blogai, apie visas savo buvusias blogai, merginos labai ir vyrai, ir moteris labai kreipkite dėmesį į tai, dėl to, kad jeigu kalbama apie savo buvusius blogai ir visi buvo blogi, jos visos buvo durnos arba jos visi buvo debilai, tai žodžiu, į tai būtinai kreipkite dėmesį, dėl to, kad kaip yra pasakymas, jeigu visur, kur tu eini smirda šūdu, reikia patikrinti savo batą. Nes galbūt čia tu esi įminęs, dėl to visur smirda šūdų. Žodžiu, negali būti, kad žmogaus gyvenime visi pasitaikė tokie blogi. Kažkas yra su tuo žmogu negerai. Dėl to, kad dažniausiai sveikas žmogus, kuris ten netgi turėjęs per gyvenimą kažkiek santykių, jis nelabai kažką gali pasakyti apie savo buvusius, nei gero, nei blogo, maždaug buvo ir buvo. Ten išsiskyrėm, nes nebuvo mano žmogus, kažkaip netiko, turėjom skirtingus ten, nežinau, skirtingas vertybės, skirtingus gal požiūrius į gyvenimus, skirtingus siekius, nežinau, skirtingų, yra milijonas priežasčių, bet jeigu ten visos buvo dūros arba visi buvo debilai, tai labai tai kreipkite dėmesį, tai yra raudona vėliava, labai greitai jūs būsit vienas iš tų debilų, apie kurį taip kalbės. Ir iš viso, netgi pats faktas, kad žmogus nori kalbėti apie savo buvusius, aš tai jau traktuočiau kaip raudoną vėliavą, nes aš nesuprantu, kam, tarkim, atėjęs žmogus į pasimatymą su manim, nori iš viso kažką ar gero ar blogo kalbėti apie savo ten buvusius santykius. Ar jis jų yra nepaleidęs dar, ar jis dar kažkokių jausmų turi, ar ten dar neuždėtas taškas, aš nežinau, man neįdomu, aš tikrai tai atkreipčiau dėmesį kaip į blogą ženklą, jeigu vyras kalba apie savo buvusią per pasimatymą su manim. Sako, kad tu ne jo skonio. Tai yra labai toksai dviprasmiškas dalykas, nes jeigu tai galima traktuoti kaip komplimentą, bet tai galima traktuoti ir kaip manipuliaciją, nes tai labai priklauso nuo tavo to vidinio pasitikėjimo savim, nes tai gali būti kaip komplimentas, kad maždaug, aš iš tikrųjų visą laiką draugavau su blondinėm, o tu čia pas mane pirma brunetė, tai gali būti kaip komplimentas, tu įsivaizduoji, kaip tu man patikai, kaip tu mane užkabinai, tu man taip patikai, kad netgi tas faktas, kad tu iš esmės ne mano skonio, manęs nesustabdė, vis tiek, kad aš noriu su tavim bendrauti, aš noriu su tavim matytis. Iš vienos pusės, iš kitos pusės, tai yra tokia manipuliacija, kuri tave gali ateityje priversti visą laiką jaustis, kad tu esi ne enough, kad kažko tavyje trūksta, kad maždaug, taip, jisai su tavim, bet jis visą laiką žiūrėsi tas blondinės, nes tu nepamiršk, kad tu ne mano skonio. Žodžiu, čia yra toks irgi dalykas, kur dviprasmiškas. Iš vienos pusės tai gali būti komplimentas, kad maždaug, vadinasi, aš jam patikau kaip asmenybė. Iš kitos pusės gali būti kaip manipuliacija, todėl pats savo šitas dalykas gal ir nėra toks didelis red flag, bet aš į jį atkreipčiau dėmesį, vienas savo, jisai neturi tokios kaip ir didelės reikšmės, vienas iš šitų punktų, galbūt ir nėra toks baisus, bet jeigu tu jau matai, kad yra šitas punktas ir tas punktas, tai kažkaip jau per daug tų raudonų vėliavėlių. Jeigu jūsų pirmas pasimatymas yra, tarkim, restorane, kavinėje, kažkur, kur yra aptarnavimas, atkreipkite dėmesį į tai, kaip žmogus elgiasi su personalu, kaip žmogus elgiasi su žmonėm, kurie jūs aptarnauja, padavėjos, visi, kas jūs tam pasitinka, taip toliau, dėl to, kad tai labai parodo žmogų ir vėlgi ir vyrą, ir moterį, normalus žmogus, kuris pasitikė savim, kuris yra mandagus su visais, jis bus mandagus visų pirma su personalu, kuris jūs aptarnauja. Dėl to, kad niekada neįsivels į kažkokį konfliktą, nepradės ginčytis, nes jam nereikia pasireikšti, jam nereikia pasirodyti, kad jis toks kietas, kad jis kažką ten reiškia ir taip toliau. Žmogus nepradės veltis į jokį konfliktą su padavėja, dėl nieko nepradės ginčytis ar dar kažką, dėl to, kad tai yra žmogus, kuris yra darbe. Tai yra žmogus, kuris neturi pasirinkimo apsisukti ir išeiti iš šito pokalbio. Net jeigu tu esi nemandagus su kažkokiu praeiviu, tai yra viena istorija. Jūs abu, tarkim, praeiviai, jūs abu laisvi žmonės šitoje situacijoje, jūs dėl kažko, pavyzdžiui, nežinau, gal kažkas ten kojus užmynė, nenoriu atsiprašyti, dar kažką, ten, aišku, irgi kvaila galbūt konfliktuoti, bet aš turiu omeny, kad gatvėje jūs žmonės, kurie abu gali, kur ėjo ten nueiti.
žmogus darbe, jis negali apsisukti ir išeiti. Ir bendravimas su aptarnaujančiu personalu yra grubus, nemandagus arba tuo labiau kažkoks konfliktuojantis, tai parodo, kad žmogus labai mėgsta rodyti savo kažkokią tai valdžią ir tokią, kad maždaug tu žinai, kad padavėja dėl kai kurių dalykų nėra kalta, kad, pavyzdžiui, maistas yra kažkoks netoks, jinai jo net negamino. Tu žinai, kad čia jos darbas atnešti tau tą patiekalą ir jinai dėja negali apsisukti ir išeiti, nes ji darbe. Todėl žmogus, kuris veliasi į kažkokius konfliktus arba nemandagiai arba negražiai elgiasi su bet kokiu personalu, kuris tuo metu atlieka savo pareigas, tai yra didžiulis red flag, didžiulė raudona vėliava, aš į tai tikrai atkreipčiau dėmesį ir tiesiog tu gali žinot, kad šitas žmogus greičiausiai atsidūręs tokioje situacijoje, kai valdžia yra jo rankose, tu nežinai, kaip jis elgsis su tavim. Tu įsivaizduok, kad tą padavėją čia tu dekrėti, tu esi be finansų ir sėdi namie su vaiku. Ir pilnai valdžia yra jo rankose. Va taip jis gali su tavim bendrauti. Pavyzdžiui, aš nesakau, galbūt tikrai aptarnavimas yra šūdinas, todėl aš vėlgi pabrėžiu, vienas šitas dalykas pats savo, galbūt ir nereiškia taip daug, bet tai būtų man tokia raudona tikrai vėliavėlė ir rašykit savo nuomonę, ar jūs, pavyzdžiui, manot, kad nemandagus bendravimas su aptarnaujančiu personalu yra normalus, nežinau, bet mano manimu tai yra negerai. Taip pat aš, pavyzdžiui, pasiūlyčiau merginom eiti į pirmus pasimatymus ne į brangius prašmatnius restoranus, o į savitarnos restoranus, į kažkokius mažesnius, galbūt kaip užupio turgus, kur reikia patiems nueiti ir atsinešti maistą, arba greito maisto restoranai, kažkokios kavinukės galbūt, bet dėl ko? Dėl to, kad geram prašmatniam restorane jums viską atneša, dėl visko pasiteirauja, ar jums nieko netrūksta ir taip toliau. Savitarnos restorane jūs pamatysit, kaip vyras su jumis elgiasi, nes jau čia bus kaip ir per pasimatymą tokia jo pareiga, galbūt pažiūrėti, ar jums nieko netrūksta, gal jūs norite dar kažko, ar jums nereikia atnešti vandens. Tokios smulkmenos jums tiesiog parodys, kaip vyras gali elgtis, kaip gali jisai kažkaip išreikšti savo tokį rūpestį per pasimatymą. Sakyti, kad tu netokia kaip kitos merginos, tai yra manipuliacija. Ir netgi kažkiek toksai kaip irgi raudona vėliava dėl to, kad o kodėl blogai būti kaip kitos merginos. Vyras, kuris sako, kad tu esi netokia kaip kitos merginos, vadinasi, jo galvoje kitos merginos yra kažkokios blogos, o va tu netokia kaip kitos merginos. O aš, pavyzdžiui, manau, kad aš esu tokia kaip kitos merginos. Aš pažįstu labai daug merginų ir man jos visos labai patinka. Ir aš, pavyzdžiui, manau, kad labai daug dėl ko aš esu tokia pat kaip jos. Ir man įdomu, o kodėl, pavyzdžiui, jisai galvoja, kad aš esu netokia kaip kitos merginos ir kodėl, ar jisai bendrai kažkokią nepagarbą moterims turi, ar jisai bendrai kažkaip nuvertina visas kitas merginas ir sakau, čia vėlgi toks dvipusis dalykas, iš vienos pusės, jeigu tai pažiūrėti, gali būti ir komplimentas, kuris maždaug išskiria jūs ir pasako, kad tu esi netokia, gal, bet aš tai irgi atkreipčiau dėmesį kaip į šiek tiek manipuliaciją, į šiek tiek raudoną vėliavą, dėl to, kad neaišku kodėl blogai būti kaip kitos merginos. Man patinka būti tokia kaip kitos merginos. Aš, pavyzdžiui, manau, kad aš esu labai tokia pat kaip kitos merginos, tikriausiai savo partneriui, savo vyro aš esu ten išskirtinė ir taip toliau, bet iš esmės aš nepriimčiau to kaip komplimento, kad tu, tarp kitko, tu esi netokia kaip kitos merginos. O ką tau kitos merginos blogo padarė, ta prasme, o kom kitos merginos yra blogos? Aišku, to neklauskit per pirmą pasimatymą, bet susimastykit tiesiog apie tai, kad, ta prasme, kažkodėl jo pasaulėžiūroj vyriškoj kitos moteris yra kažkokios nepakankamai geros, ar jisai mato tik tai kažkokį vieną stereotipinį įvaizdį moters ir tu jam atrodai kažkokia tikrai kitokia. Tiesiog aš asmeniškai tokio pasakymo netraktuočiau kaip komplimento. Ir dar vienas punktas, tai yra vairuoja išgėręs. Čia yra didžiulis red flag. Mano manimu, aš jokiais būdais netoleruočiau vyro, kuris vairuoja išgėręs ir kuris veža dar paskui mane galbūt namo arba paveža iki namų, kai išgėręs, tarkim, jeigu susitikot po darbo arba po mokslų, nes jis jau pavargė. Ir net jeigu jis išgėręs vieną taurę alaus, vis tiek tai yra neblaivas vairavimas ir ypač jeigu, sakau, jūs vakare susitikot ir jis jau žmonės yra pavargę ir taip toliau, netgi truputį alkoholio gali padaryti labai daug žalos kartais ir
Aš labai tai atkreipčiau dėmesį, nes ta prasme vyras, kuris su jumis ten nuėjęs tik tai pirmus kelis pasimatymus ir jau taip, žodžiu, ruošiasi sėsti už vairo, būdamas netgi truputį išgėręs, jis pastato jūs į pavojingą situaciją ir ateityje jūs niekada nežinot, pavyzdžiui, toks vyras, jis tikriausiai tokius dalykus labai lengvai žiūri, mes nežinom. Ir mes nežinome, iki kokio lygio tai gali nueiti. Ir jūs įsivaizduokit tiesiog ten ateityje, jūs esat žmona, turit vaikų ir turit rūpintis tuo dalyku, kad dar ir jūsų vyras ten kažkur išėjęs, girtas paskui nesėstų už vairo. Yra stereotipinis mąstymas, kad čia atsitinka kažkur, kažkokiuose ten asocialiuose sluoksniuose ir normalūs žmonės taip nesielgia, bet ne. Pažįstama situacija, kai žmogus būdamas vairuotojas, jo darbas yra vairuotojas, jisai sėdo girtas už vairo ir buvo sustabdytas ir galų gale prarado teisės. Vadinasi, jis prarado šaltinį, kuris atneša pinigus jo šeimai. Ir vėlgi, turint tokį vyrą, tu tiesiog kaip moteris visą laiką sėdi ir galvoji, va, jisai sės girtas už vairo ar ne. Bet absoliučiai neseniai, šią vasarą buvo situacija su Justinu Timberlake'u, kuris yra iš viso žvaigždė, milijonierius, kuris tikrai turi pinigų ir taksų išsikviesti ir savo nuosavą vairuotoją turėti. Bet vis tiek, tik jis atsidūręs kitoje valstijoje be savo žmonos, jis jau girtas už vairo. Ir kažkaip atrodo, matot, tai gali atsitikti bet kokiam lygiai. Tai kartais gali būti pasaulinio masto žvaigždė ir nieko nesikeičia. Tiesiog jeigu žmogus toks, jis toks. Ir jūs kaip moteris, jeigu su tokiu vyru susidėsit, jūs tikriausiai turėsit taip kontroliuoti visą gyvenimą. Aš nesakau, kad čia yra viskas, pabaiga, aš daugiau su šito žmogum niekada nesusitiksiu. Ne, bet aš tai atkreipčiau dėmesį, nes tai yra rodiklis. Tai parodo apie šitą žmogų, šį bei tą. Ir tuo labiau, jis ne tik sėdasi už vairo pats, jisai siūlosi jūs pavežti. Vadinasi, nežinau, jeigu tai yra reikšmingas žmogus tavo gyvenime, aš nesėsčiau už vairo, pavyzdžiui, išgėrusi su savo vaikais, tarkim. Taip, o kai kurie vyrai galbūt sėstų ir jiems atrodo tai normalu. Todėl sakau, į tokius dalykus tikrai kreipčiau dėmesį. Aš turiu tikrai daugiau punktų ir aš tikrai darysiu antrą dalį šito video ir pakalbėsim apie šitą temą plačiau. Kol kas tiek, taip pat galite pažiūrėti šituos video. Ir nepamirškit spaust patinka, tai yra nemokama ir jums nesunku ir man malonu. Tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Ir būtinai rašykit komentaruose savo kažkokias galbūt istorijas, į ką jūs kreipėt dėmesį, arba kaip jūs galbūt susidūrėt su kažkokiu dalyku, į kurį nekreipėt dėmesio, o paskui supratot, kad veltui nekreipėt dėmesio. Ir būtinai rašykit savo komentarą, ką jūs galvojat apie kas turi mokėti per pirmą pasimatymą. Tai yra visą laiką labai kontroversial tema, man labai įdomu. Nes mane žiūri daugmaž 50-50 ir vyrų ir moterų, dėl to man labai įdomi ir vyrų nuomonė, ir moterų nuomonė, kas turi mokėti per pirmą pasimatymą. Ačiū už dėmesį visiems, bye!